Šiandien noriu pasidalinti savo kasdieniu grafiku ir įpročiais. Aš esu Aleksandra, numerologė ir mano gyvenime skaičiai padeda lengviau eiti savo keliu. Pagal mano prognozes šie metai man apie discipliną, planavimą ir didelius tikslus. O kai tikslai dideli, disciplina turi būti dar stipresnė. Todėl sausį įkvėpta užsienio blogerių ir dovanų gauti dienoraštį vienas klausimas į dieną pradėjau vesti savo kasdienius sąrašus. Ką aš stebiu kiekvieną dieną. Miego kokybė ir trukmė, sapnus ir jų ženklus, orą ir temperatūrą už lango, skaitimą, judėjimą, žingsnius, emocinę būseną, filmus ir serialus, sekėjų augimas, dienos svarbiausia įvykį, bei turiu taupyklę su tikslu. Labai noriu savo 40-metę švęsti taip, lyg tai būtų gal vakaras. Dirbam. Sausis nebuvo pats lengviausias, buvo daug nerimo, emocinių iššūkių, bet kartu ir labai daug augimo. Šį mėnesį turėjau 6 naujus įpročius, iki galo pavyko įgyvendinti tik vieną, keltis iki 10 ir už tai savo padovanojau naują kaldrą. Didžiuojuosi savimi. Na viskas pavyko, bet tai tik pradžia, pirmas šių metų mėnuo. Kiekvieną dieną rašiau po vieną svarbų įvykį ir mėnesio pabaigoje pamačiau, įsimintiniausia buvo tie, kurie susiję su šeima ir santykiais. Tai toks buvo mano sausis, tikras, gyvas, su klaidomis, pergalėmis ir augimu. Dėkit širdutę, jei rezonuoja.